Labas. Net pačiai įdomu pasidarė, kaip man kalbėsis po tiek laiko, bet labai panoriu pasidalinti. Tokia mintim. Teko pabendrauti, kasdien dabar pastaruoju metu daug su kuo taip trumpam arba ilgesnių pokalbų, pabendrauti su žmonėmis įvairiais ir visokiom tiesiog paprastom temom. Ir taip įstrigo, toks stipresnis gal atvejis. Žmogus, jaunas, gana žmogus, ateina su, dabar visi su sveikatos problemom įvairiom, pas mane su tokiais žmonėm bendrauju. Ir labai daug problemų, ieško tų problemų, kaip čia įsispręsti, daktarai kaip ir mato, bet niekas negali nieko padėti ir taip toliau. O aš nesu daktarė fizinio kūno, esu tiesiog dabar dirbu administracijai, tarės pozicijoje ir tiesiog paklausiau to žmogaus, tiesiog sakau, aš per kitą pusę truputėlį viską žiūriu, o išklausinėjau, kas jam yra ir žmogus sako, viską supasakojo, bet visom pasakojime buvo, aišku, vien fizinis kūnas ir vien troškimas, begalinis troškimas grįžti į sportą, grįžti į labai tokį stiprų sportą, kur daug valios, ryžto ten reikia ir taip toliau. Ir aš klausiau, ką jūs veikiat gyvenime. Papasakojo savo veiklą, ta veikla susijusi su neauginančių dalykų žmonių, o skatinančių neblaivėti, o apkvaitinti savo sąmonę. Ir tada paklausiu, ar tai yra tas kelias, kuriuo eina jo širdis ir ar galbūt kaip jisai jaučia, kodėl jisai susirgo, kodėl jisai jam tokia ženklai, nes jisai tik pradėjo, tik startuoja, paskolos didžiulės paimtos visam gyvenimui ar ten 15 metų į priekį ir bam sveikata, net negali nieko daugiau tęsti daryti. Ir kaip įdomu stebėti, žmogus nemato ir jisai negirdi. Jisai net nesuvokia, kad čia kažkas susiję. Ir man, tikrai buvo šioks toks, ne šokas, bet įdomu klausytis, kad aš bandau asistuojant tiesiog klausimais padėti žmogų nukreipti ir pasižiūrėti galbūt nebereikalą, čia visą tai galbūt tai yra, jo susikurtos tos problemos, kad galbūt ne tuo keliu eina, galbūt kažkas yra ne taip ir žmogus net nenori girdėti to ir visiškai nenori ir visiškai net nesuriša, kad tai gali būti kažkas susiję su tuo. Ir paklausus manęs, kaip jisai ar bendrauja, jis nežino, kodėl tai įvyksta, sako, aš nežinau, čia tiesiog kažkokios infekcijos ir taip toliau. Ir man paklausus jo, ar jisai bendrauja su savo aukštesnė sąmonė, ar klausia, prašo patarimo, prašo asistencijos, kodėl visą tai ženklų kažkokių, galbūt tai yra, pasikalba. Tai jisai tada tikrai pasižiūrėjo į mane įdomiai ir sako, kas tai yra. O kokia ten sąmonė? Ir tada supratau, kad iš tikrųjų Digne, gal ir teisingai kai kurie žmonės man sako, nusileistų į žemę, ant žemės. Ir dar kita vertus pagalvojus atėmus kokius 5, gal 7 metus atgal, gal aš taip pat būčiau reagavusi. Ir kaip viskas kinta. Ir tada man tokia begalinė meilė, iš tiesų visas tas pokalbis vyko su begalinė meilė, tikrai su tokiu jaučiu, kad aš net negaliu nieko daug sakyti, tai tik klausimais, nes negaliu kištis, nieko negaliu sakyti. Ir, nes toks yra, tai yra procese, viskas procese, taip turi būti, toksai scenarijus filmo. Ir viskas vis tiek yra į gerą ir bus gerai. Bet toksai pačios buvo momentas galbūt ir net vertinimo momentas, kad
Tai kaip tu gali nematyti, kad tai susiję, tai akivaizdu, kad tave aukštesnė sąmonė tau neleidžia eiti tuo keliu, nes tai nėra viso gero linkintis kelias, galbūt tavo planas yra visai kitoks, galbūt padėti, o ne skatinti žmonės eiti žemyn, eiti tuo, bėgti nuo savo tų problemų, nes iš esmės dėl ko žmogus save svaigina, dėl to, kad jam skauda ir jisai taip galvoja, kad jam palengvės ir jisai įsivelka, įlenda į tą liūną tokią ir jisai vis išgeria ir tada jam palengvėja, smagiau tampa, nors to tikrai nereikia, kad palengvėtų, yra blaivus būdai ir apskritai nereikia bėgti nuo skausmo, reikia į jį eiti ir jį priėmus jisai tik tais gali išsilydyti ir transformuoti į meilę, į džiaugsmą ir į ramybę. Tai tos slopinančios priemonės, jos tik tais atitolina mus nuo mūsų vidinės ašies, nuo mūsų širdies kelio, nuo mūsų to aukščiausių mūsų potencialų, nes mes užliuliuojam skausmą, o užliuliuoti skausmą yra tolygu nutolti nuo savo to kelio, nuo savo širdies, nuo savo išspręsti problemas, išspręsti savo traumas, išspręsti pasąmonėje gulinčius, ko mes nematom, pamokas, kurios visi turim ir neįmanoma, kad jų neturėtų kažkuris šis žmogus atėjęs į šitą žemę. Nes to ir ateinam, jas įspręsti, pamilti, išmokti vėl mylėti, tam turime patirti netektis, tam turime patirti skaudulius, nelaimingas meilės, tam turim patirti kažkokius tai dalykus, galbūt nemeilę tėvų, artimųjų, draugų, išdavystės, verslo nesėkmės. Kiekvienas kažką turim patirti tam, kad mes tai sugebėtume iš to išbristi ir tai pamilti bet kokiu atveju gyvenimą, save, atleisti išoriai, atsipalaiduoti, išeiti iš tos įtampos, išmokti išeiti iš įtampos, atverti vėl, suminkštinti savo širdį ir pakilti virš viso šito ir pamatyti, kad tai buvo dalis mūsų pačių susitarimo ir tai buvo mūsų pačių pasirinkta prieš ateinant čia susikurta taip, kad mes išmoktume visą šitą pamoką ir tada galėtume realizuoti save, veikti savo aukščiausio to potencialu, kokį mes turime šiame gyvenime, kur jau mūsų aukštesnė sąmonė gali drąsiai per mus, susilygiavus, sugrįžus, integravus savo sielą, galėtų veikti. Ir tai toksai buvo, bet tai vėlgi, tai yra, čia visą tai, ką susakiau, tai yra kiekvienam, įskaitant ir mane, procesas. Ir kaip įdomu pastebėti tame procese tos momentus, kada ateinam specialiai mums žmonės, nes visa išorė yra tik tai mum, taigi jeigu dar juolab mum tai stringa, įsispaudžia kažkokiu būdu, tai yra tik tais pagalba mum ir dar kitko nesenai tokį aišku, labai kuriuos vėl vartus atidaryti ir mano brangus mylimas dėdė man padėjo tai pamatyti ir iš tikrųjų taip įdomu buvo, kadangi ten buvo pokalbis ir man sako, tu gal nustok, Digne, gyvenimas yra labai sudėtingas ir sunkus, tai nustok skraidyti, dažniau būk, atvažiuok ten į sodą, valgyk mėsą ir gerk šnapsą. Ir tada tą akimirką, bekalbant telefonu, aš nebegalėjau kalbėti, nes palietė mano jautrią, skaudžią žaizdą. Ir aš tiesiog pradėjau verkti, tyliai savo, bet nebegalėjau ištarti žodžių jokių, tai jis tiesiog atsisveikino. Tas pokalbis nebuvo piktas, jisai buvo gražus, jisai buvo, viso ko geriausio linkintis, gal net per juoką, per absurdą tai buvo ir per absurdišką tą tokį, suaštrintą tą tokį. Mes vienas kitam galbūt kažką palietėme.
Ir tada padėjus ragelį aš taip tikrai paverkiau ir tada atėjo aiškus išsilaisvinimas ir tiek daug juoko. Ir tokia pagarba savo dėdį, kad jisai žodį žodin pataikė, žodį žodin, kaip net suprogramuota pas mane, kur yra vieta, kur užsiveria širdis. Ir viskas, tai yra nustok svajoti, gyvenimas yra sunkus, o tai būtent per čia, jeigu taip auginama buvau aš auginama, kad gyvenimas sunkus, tai tiesiog tai ir užveria mano širdį, nes iš esmės man reikia to lengvumo, laisvės, kad gyvenimas yra šventė ir aš kuriu tą šventę. Ir visa išorė yra apie šventę, apie lengvumą, apie džiaugsmą, tiek savo, tiek išoriniam tam pasauliui. Ir kad toks skrajoti, aš esu ta, kuri kaip tik žinau, gyvenu stebukle, gyvenu nuolat aplink mane vyksta stebuklai, kurie yra visi paaiškinami. Galbūt žmogui, kuris to nepatiria, jam tai atrodo stebuklai arba fantazijos, bet viskas yra realu ir žmonės būnantis arti manęs arba tam tikrų momentų būnantis su manimi, jie tai mato, jie tai patiria drauge. Nes tai yra realu. Ir alkoholis, ir mėsa, ko aš nevartoju ir nežadu sugrįžti, tai yra, aišku, tai yra palinkėjimas įsižeminti kažkokiu tai būdu, tai yra vienas iš jo būdų. Ir tai labai palietė, nes traumų patirta dėl šitų dalykų, nes mano tėtis yra medžiotojas. Ir tas gyvūnėlių žudymas tikrai nėra mano sielos kelias, nors kad ir kaip galbūt kitiem tai atrodo, kad tai yra tam tikras miško prižiūrėjimas ir taip toliau. Alkoholis tai yra mano gyvenimo trauma, nes būtent skyrybos, manau, kad ir vyko dalis to dėl apsvaigimo ir va šiandieną tie visi įvykiai su to žmogumi, kuris propaguoja ir stato alkoholio miestą. Tai yra visi į 10 į žaizdą, į mano žaizdą, tam, kad aš tai pamatyčiau ir tai nebebūtų žaizda, o tai būtų tvirtumas mano. Ir kad nebereikėtų niekam jos trigerinti. Tai visa išorė tik tais dėl to mums suvaidina tas visas situacijas, kad mes tai pamatytume. Nes kaip tai pamatyti, ko tu nematai? Tik tais per tai, kur tu sureaguoji. Tai visos tos strėlės suleistos visiškai net nesąmoningai, net nenorint įžeisti, tiesiog kitas net nesureaguotų, tai yra tik tais tam mum, kad mes sugytume. Tai mano šitie žmonės, kurie tai daro, artimi žmonės arba visiškai svetimi žmonės, tai yra tik tais tam, kad mes kiekvienas augtume ir pasveiktume pilnai, išsigydytume. Tai šitų pokalbių norėjau tiesiog palinkėti ir tau pasižiūrėti ne piktybiškų žvilgsnių, o su geranoriškumu, o jų pasaulyje, kaip jie gyvena, taigi jų pasaulis, jų pamokos. Bet tam jie ateina, susiduria tie mūsų pasauliai, kad mes vienas kitam parodytume savo silpnas vietas ir jas galėtume išgydyti. Tai tiek norėjau šiandieną pasidalinti ir gražios tau dienos ir gražaus tau vakaro ir visada atmink, kad tu esi nuostabus, nuostabi, o aš džiaugiuosi galėdama būti arba būti buvusi, o gal būsima tavo kelyje ir įnešti ten bent kažkiek šventės ir realių stebuklų.